kurios susijęs su tam tikrom bendraeuropiniam kariniam, nežinau, papročiais, net čia netradicija. Dar vienas dalykas yra šventyklai. Reikalauti, va taip, tarkim, pulti žmogų, pulti 200 metų reikalauti ir po to ir visą laiką sekti, kad nedaug Dieve, tu va tik per plauką nuo skaistumo nenukryptum. Žmonės sužvėrėdavo, jūs nemanykit. Skaičiuojama apie 1 milijoną gyvybių lietuviai neteko per šitą karą su kryžiuočiais. Taip, sužvėrėjo. Tais laikais milijonas, tai... Netgi po antrojo pasaulinio karo Lietuva irgi buvo, kai partizaninis karas buvo, tai irgi daug sužvėrėjimo buvo. Nes sąlygos tokios. Aš praėjęs 11 kalėjimų, per sovietų metų žinau, kaip žmonės sužvėrėja, kada patenka į sąlygas. Taip, matot, kad kol nepatenkintas pirmasis lygis, fiziologinis lygis, tai dvasinis lygis tada poreikių net nebūna. Jeigu tu kvėpuoti neturi su kuo, tai tada apie filosofus negalvosi. Kai tavo pilvas labai gurgia, irgi tokios idėjos nekyla. Kai tu truputį jau pavalgy, truputį galėjau judėti, taip tada gali mąstyti. Tai truputį kvepia Marksu, gal ne Marksu tiesiogiai, šiaip tai gal ne visai taip, nes dažniausiai į dvasinės praktikas savaime vienaip ar kitaip įeina, tarkim, susilaikymas, bent bandymas susilaikymo, bent tam tikri kažkokios minimalios askezės, kurios šiaip tai kartais kraštiniais atvejais demonstruoja visiškai priešingus. Bet matot, galbūt kai ten kabinetuose kalba, tai taip, bet aš pats mačiau, kaip didžiuliai, reiškia, mokslo krefai, kaip jie nužmogėja, kai jie sudaro sąlygas tokias, kad jis nebegali gyventi. Taip, be abejo, mat vienas dalykas, kai tu pats, tarkim, atsisakai ir tai, tarkim, sėdi kitam kambarį sriuba verda, tarkim, pat tavęs laukia, o tu, tarkim, sėdi, kaip reiškia, susilaikai, nevalgai ir matai, kad visai galima ir tu gali ilgai nevalgyti tos sriubos, o jį ten stovi. Kitas dalykas, kai tu, tarkim, iš tavęs visai tą atima ir su pažeminimu, dar kitaip iš esmės išlaidina, čia be abejo visai kita situacija. Ir dar, matot, kai sėdėt, aš kai karcerį buvau, aš irgi galėjau išbūti 12 dienų nevalgęs, nieko tokio, bet kai tave varo į miško darbus, kai tau reikia rąstus kelti ir taip toliau, tai nevalgęs ilgai nepabūsi. Bet to iš tikrųjų daug lengviau yra žinoti, tu gali ilgai išbūti, žinodamas, kad gali bet kurią akimirką nueiti pavalgyti, negu kad, tarkim, būti uždarytas karcerį, kaip jūs sakote, ir nežinoti, ir iš viso tavo atneš. Tada gal visai tikrai pasislinkti gali, reiškia, tada kiekvieną akimirką jau badas yra. Nes matot, kartais pasiranda, jau esi ant tiek nusilpęs, kad jau ir eiti nebegali, ir galva nebedirba. Jo, aš pamiršau, tada paskui prisiminiau čia apie tas moteris pas Vytautą ėjusias. Ten yra Jeronimas Prahiškis, plaukė tarp lūpų. Dėl ąžuolo kirtimo. Jeronimas Prahiškis, reiškia, rašo, kaip pas Vytautą. Jis pasakoja Pikolominį, tapusiam vėliau popiežiumi, reiškia, tai jis aprašo tą jau čia Renesanso pradžia, 14 amžius, kaip tik berods Žemaičių krikštas buvo, ar čia rašoma dar vis dėlto apie Lietuvos krikštimo laikus, biškai Lietuvos. Su pavėlavimu, ta prasme, ta knyga išėjusi, vėliau 15 amžiaus antroje pusėje neišėjusi, o pasakojimas yra Jeronimo Prahiškio iš Lietuvos krikštimo laikų. Jo. Kaip pats Jeronimas Prahiškis ėjo kirsti šventų giraičių ir kaip ėjo, kaip moteris pasipiktinusios, vadinasi, tik pamačiusios, jį ėjo skurstis pas Vytautą ir sakė, kad, reiškia, jeigu jis iškirs šitas giraitės, tai Dievas nebeturės namų, o mes nebeturėsime vietos, kur Dievą melstis ir kur į Dievą šauktis. Ir tas, reiškia, iš esmės tas ten žodis Dievas, be lotiniškam originale, tai yra Deus didžiąja raide, vienaskaita, o lietuviškam vertime atsiranda Dievai mažąja raide. Neapsakomo įdomumo reiškinys. Įsivaizduojat, kaip mes negalim patikėti, kad moteris, kad žmonės Dievą meldėsi, kad mes net ištaisom, kad nepralenda pro vidinę cenzūrą. O iš tikrųjų tai Dievo namai, visos šventyklos yra Dievo namai. Ko skiriasi molio plytos, kuo geresnės molio plytos nuo medžio gyvo. Tarkim, ar Dievo melstis miške, tarkim, šventoj giraitėj, ar pastate iš plytų pastatytame. Ar Dievas dėl to pasikeičia? Žinoma, tradicijos papročiai daug kas gali keistis ir pagaliau jūs gali būti įvairios. Svarbu, ar ne tai svarbu, kad žmogaus širdis jau tenais, va tokiom aplinkybėm, jinai jau atsiveria Dievui. Tai galbūt galima įmokyti, ką tik nori, galbūt keisti, plėsti, bet negalima atimti iš jo tos vietos, kur žmogaus širdis į Dievą atsiveria. Bet niekam nerūpi nei žmogaus širdis, nei Dievo artumas. Priešingai, reikia išnaikinti tas vietas, kad pėdsako nebūtų.
Čia yra ten dar, tiesą sakant, ir Senajame testamente keli atvejai, aš jau neišrašiau ir gerai. Apie tai, kad iškirskite, išnaikinkite, išgriaukite ir kad jų vardo šio žemėje nepaliktume. Niūriai skamba. Matyt, kad visos religijos taip daro ir darė. Ne visos. Ne visos. Ne visos. Tiesą sakant, musulmonai yra švelnesni. Mes dabar jau ten smerkiame islamą, bet iš tikrųjų zoroastrininkai, ugnies garbintojai vadinamieji, mazdeistai kitaip tariant, jų niekad nebuvo išnaikinti ir dabar taip gyvena. Jų sumažėjo skaičius iki keliasdešimt tūkstančių, jie iki šiol atlieka savo apeigas. Ten buvo kitokių būdų pasielgta, buvo negalima, jeigu tu netampi, nepriimi islamą, automatiškai yra arabų kalbos, nes persai, kaip žinote, senovės Iranas ir arabai, tai skirtingos kalbos, vėlgi viską rasis šiek tiek. Tai tu negali būti, tarkim, pirmiausia, diduomenė buvo pakirsta, nes tu negali dalyvauti valstybės valdyme, kultūriniam gyvenime, dvare, atitinkamai luomiškai viskas leidžiasi žemyn. Tai vėlgi tas pasirinkimas tas pats, reiškia, dauguma didikų suarabėjo, taip sakant, turėjome islamą. Jie paskui ten kilęs buvo romantizmas, vėlyvas, reiškia, jau arabiškas romantizmas apie senojo Irano, laisvojo senojo Irano laikus. Tokia keista jau islamiškoj kultūrai, tokia nauja banga, tokia įdomi. Šiaip jis smarkiai islamą yra paveikę senojo Irano tradiciją, bet niekad nebuvo išnaikinti senojo tikėjimo, tarkim, išpažinėjai. Niekada ir jie iki šiol, žinoma, sąlygos labai nepalankios jiems buvo, bet jie niekad nebuvo išnaikinti, jie išliko. Čia iš esmės to nebuvo įmanoma padaryti. Kažkaip kalbant, mes vis, daugiau apie tautinės tapatybės reikšmę lyg ir asmenį kalbėjom. Kažkaip aš žinau, kad Dainius dabar įpykęs ant valdžios, valstybės įtakos, prasmės, gal ir sąmoningai nelietėt šiandien. Tai tiesiog mano toks pastebėjimas. Šitie dalykai, taip, kiekvienam žmogui be abejo, tai egzistencinis dalykas. Matot, su tais pavadinimais yra keista. Taip. Pavadinimai, tarkim, mes iš tarybinio, gal ne visi jaunesni, gal nebežino šitos problemos, bet, tarkim, sovietiniam laikotarpį, tarp kitko irgi žmonės, auklėjami tai nebuvo, ten vok, žudyk ar kažkaip tai auklėjimas visą laiką tas pats, kažkoks bandoma uždegti žmogų, įtraukti, paversti nuoširdžių komjaunuolių, ten, kad jis nuoširdžiai tikėtų, per televiziją filmai, kur rodo tokius kovotojus už teisybę, viskas, reiškia, šitaip. Ir galų gale, kai atsivėrė, tarkim, iš pradžių tas perestroikė vadinama, po to jau sąjūdis Lietuva nepriklausoma, atsivėrė toks naujas žvilgsnis ir kažkoks pervertinimas, o kaip dabar su to komunizmu yra? Kas yra komunizmas? Ar tai yra visiškai juodas blogis, ar tai yra nepavykęs gėris? O čia iš esmės keistas klausimas. Tarkim, ar Leninas nuo pat pradžių buvo velnio išpera? Ar tiesą sakant, Leninas norėjo visiems gero, bet Stalinas iškreipė? Čia labai radikalus klausimas, jis liečia ne tik komunizmą, jis liečia visus izmus pasaulyje. Tarkim, tą pačią krikščionybę. Ar tai iš tikrųjų nepaprastai kilnus, reiškia, judėjimas, dvasinis, religija, kurią po to, reiškia, žmonės netikėliai, nevykę, visokie prisiplakėliai nusmukdė. Tai tas pats kaip komunizmo. Ar tai, reiškia, labai kilnus idealas, kurį po to iškreipė žmonės? Ar jis iš tikrųjų yra, reiškia, jau nuo pat pradžių? Čia labai keblus klausimas. Manoma, kad Leninas irgi jau buvo pats pirmasis įkūręs konclagerius. Ir vis dėlto komunizmas, tarkim, kaip idealas iškyla visada kažkaip, tai tarkim, jis niekada ir, jo labiau, kad komunija, tarkim, komunizmas, ir tokios sąsajos yra įmanomas, niekad nėra. Manat, kažkas atsiranda, kažkoks iš pradžių, kas atsiranda, visada persekiojama, ir tas persekiojimas savotiškai, apsaugo judėjimą. Paskui, kada nedaug dievė, arba nežinau, čia yra valstybės klausimas, kaip tie persekiojamieji gauna valdžią, tie, kad pirmieji žmonės gal dar nieko, bet kaip su to Slibinu, reiškia, žuvo Slibinas, tai gyvoja Slibinas, reiškia, tokiam animaciniam filme iš mano vaikystės.
tokia pasaka ekranizuota buvo. Gal matėt, reiškia, ten reiškia, toks paprasta pasaka, karalaitis ten kovoja, berniukas kovoja, galų gale įveikia ten tą slibiną, nužudo jį, reiškia, o tas slibinas turtus saugoja tokio oloj. Ir jis pats įeina į tos turtų kambarį, reiškia, taip akis jam apraipsta ir po to jis vienam kartą atsisuka į tokį blizgantį, reiškia, skydą kaip veidrodį ir žiūri, jį jau žiūri slibiną. Tas toks keistas virsmas. Reiškia, kada tarkim, nuskriaustieji ir persekiojamieji gauna valdžią, prie jų iš karto eina kitokie žmonės. Iš karto vektorius pasikeičia. Nu tai visada tai būna. Jo, čia yra, vadinasi, aš norėčiau ne tokią savoką, gal pavyks kada nors kažkaip įvesti antrarūšiai, antraeiliai žmonės. Jie yra antraeiliai, yra antros eilės. Visada pirmame eilės fronte yra vieni žmonės, kurie frontą atlaiko, o paskui juos visada eina antri žmonės. Tai galima sakyti, vat kur yra skirtumas tarp religijų. Va čia yra esminis skirtumas. Vat galima sakyti, pirmieji yra krikščionys, antrieji pagonės, galima kitus vardus vartoti, nesvarbu. Bet tie, kurie ateina antrieji, jau yra visai kiti žmonės. Jie ateina jau prie valdžios. Ir tai čia yra viskas. Lietuva, aš galėjau pasakyti įdomu. Su Lietuva atsitiko tas pats, kaip neišvengiamai, iš esmės sunkiai išvengiamai. Aš neįsivaizduoju, kaip reikia, kokias užtvankas reikia ir nuo ko statyti, kad neateitų antrarūšis, antraeilis žmogus. Ir be to tavyje pačiame, kad jis neateitų tas antraeilis žmogus. Vėlgi. Čia iš esmės sąjūdis jau 90 metų pavasarį jau šitas prasidėjo labai, nes iš karto prasideda išraiškos akių keičiasi. Nes čia dar mes einam už tėvynę ir už visus, ir dar netgi ir rizikuodami. Nu gerai, galbūt šlovė šiek tiek atperka vizijas tokias savo šlovės ateičiai, ta šitą riziką, bet vis dėlto. O čia akis pasikeičiam, reikia pulti greičiau dalintis, nes dabar grobį dalinsimės, viskas. Bet tas atsitinka su visais. Čia aš neįsivaizduoju, kokios turi būti savisaugos, kaip reiškia nuo šito, bet ypač, matot, patogu, tarkim, ypač patogu, va tie pirmieji iškelia idealą, o tada labai patogu tuo iškeltų idealu tvoti per galvą. Iš tikrųjų, tarkim, Lietuva, ateina antraeilis žmogus ir kitam sako, Lietuva, ko tu prieš mane, Lietuva, viskas. Tai atsitinka tas pats su visais dalykais. Ir šia prasme valstybė, tai, nu kaip be valstybės? Nes valdžia tai nėra savaime prievarta, valdžia yra tvarkymosi būdas, tvarkymosi galimybė. Tai kas ją paverčia prievartą? Tai tas antraeilis žmogus, kuris, čia kažkoks anglų poetas labai gražiai yra apie pragarą pasakęs, aš pradžiai nepamenu, bet reiškia pasakyta, kad reiškia pragaras tai yra vieta, kur kiekvienas rūpinasi savimi ir niekas nesirūpina visais. Tai antraeiliai žmonės, jie yra pragaro išperos šitą prasme, jie daro pragarą. Galiu pasakyti, man atrodo, kad prieš 20 metų jam neblogai sekasi. Ir Lietuvoje, tiesą sakant, tas pragaras net pradeda įgyti išorinės apraiškas, ypač dabar prieš įsprokstant šitiems pumpurams būna tokios savaitės, kada dulkės nuo metų, nuo to buvusio sniego išdžiūsta ir pradeda kilti. Čia buvo tokia diena, kad beveik iki namų nedavė, jau vos neiškėlė visas, tiesiog nuo mašino aplink gatvę toks. Tai yra jau pragaro apraiškas, jos jau iš tikrųjų tai taip paprastai, viskai taip paprastai sutvarkoma ir tų pinigų yra 100 kartų per daug, negu kad to dalyką sutvarkyti. Bet ne, nes tie pinigai kitam naudojami, jie yra visiškai kitose rankose, niekam nerūpi sutvarkyti reikalų. Ir čia pradeda skverbtis tas pragaras po plyšių. Didžiausia dar yra nelaimė, tai yra Europos pinigai. Pinigus reikia uždirbti. Negalima gauti pinigų. Kai atsiranda kranelis, jau yra galas. Negali būti kranelio. Nėra pasaulio būtyje kranelio. Ir čia labai teisingai pastebėjot, kad 900 metais atsitiko. Staiga, kuo skiriasi net 90-ieji nuo 18 metų. 18 metais Lietuvos vyriausybė buvo labai neturtinga, nieko neturėjo. Ir pirmieji ministrai negaudavo net algos. 6 mėnesius jie nieko negavo. O vis tiek reikėjo dokumentus spausdinti, jie už savo pinigus mašininkės samdė ir mašinėlės pirko ir popierių pirko. Taip. Dabar 90 metais suvalstybinta, jokia kapitalistinė valstybė neturi tiek turto, nes privatiems daug kas priklauso. Čiagi viskas valstybinis ir staiga niekieno. Ir jį galima buvo pasimti.
ir tai pradėjo verštis gauti. Ir tie, kurie buvo tuos pirmuosius nustūmė, antrieji daug greičiau. Nu, atsitiko, kaip bus... Bet antrieji turėjo patirtį gerą. Gerą patirtį turėjo, tai varkoj. Iš Bet tai čia laikų. ne tik pas mus atsitinka. Savo laiku dar atsimenu, sovietiniais laikais, akademikas Глушковas sakydavo, sako, сначала бывает шумиха, потом неразбериха, потом наказание невиновных, потом самонаграждение непричастных. Patys apsidovanoja tie, kurie niekur nebuvo ir neįdėjo, bet jie stovėjo ir laukė, išlaukė geriausią progą ir ima valdžią. Tas pats buvo su prancūzų revoliucija, tas pats atsitiko. O dabar, kai dėl to Lenino, kaip sakot, matot, kaip buvo. Savo laiku Kaučkis ir Leninas ginčijosi dėl to, kaip komunizmą kurti. Taip, matot, Marksas gana protingas buvo, jūs turbūt kaip sakėt, kad kaip tik nelabai, aš į Marksą gerbiu. Bet Marksas padarė didelę klaidą, kada proletarijos diktatūros doktriną įvedė, kad geras idėjas reikia vesti per jėgą. Per jėgą niekad nieko gero nesukūrė. Per smurtą niekad nieko neįveiksi. Per smurtą aš galiu priversti, ar jūs mane mylit, gerbėt, kai sakysiu, kad nušausiu, gerbiu, bet dvasiai nebus to. Nu, matot, tokiu atveju smurtas yra tikroji priežastis, o idėjos tik priemonė. Taip, o kartais būna, kada idėjos yra tikslas, o smurtas gali būti priemonė. Ne, taip niekada nebūna. Jeigu žmogus pradeda idėją prievartauti, jau smurtas yra tikslas, jis gali kitaip atsakyti, bet visada yra smurtas tikslas, o priemonė idėja. Pati idėja pati savaime niekaip nevirsta smurtu. Nu, matot, kartais, kai aš nesugebu pasiekti to, kad jūs darytumėt ko reikia. Bet ko čia dėta idėja? Idėja nereikalauja, kad ją kažkas... Ne, matot kaip yra. Juk, žiūrėkit, yra smurtas, jeigu nusikaltėlį aš pagaunu, čia irgi smurtas. Ir kalėjimą kišu irgi smurtas, irgi jėgos vartojimas. Tai matot kartais, bet vis dėlto aš skaitau, kad čia pasirinktas buvo padarytas taip. Tikslas buvo, to Markso neblogas tikslas, bet priemonė, kaip pasiekti, yra tai, technologija, kaip padaryti. Tai Kaučkis siūlė kaip tik tai tą, ką siūlė Europos komunistai. Ir ką paskui siūlo naujoji kairė. Kad galima, reiškia taip, kaip galima sakyti, negalima bendrai primesti nieko tai pačiai visuomeniai. Visuomenę galima tik išauginti. Taip, jeigu tu eini kartu su visuomenė, kėlės visuomenės lygį, tada gali be smurto pasiekti tą. Šiaip tie atsakymai visi senai žinomi, tūkstančius metų. Tik tai dėja, kad niekam nekyla noras jais vadovautis. Čia man dabar tokia mintis keista kilo, dar apie budizmą pagalvojus. Kad galbūt, pavyzdžiui, budizmas iš vis, tarkim, kaip priimta manyti, iš tikrųjų, jie nepripažįsta Dievo. Tam tikra prasme taip, ten yra galima būtų tavo savotiškas išlygas daryti giliau, bet galima taip sakyti, kad iš tikrųjų jie kaip tokia, kaip būtybės kažkokios, tai Dievo jie nepripažįsta. Aš dabar man tokia mintis paradoksali, toks tarkim, iššūkis, akibraukštas kilo, kad galbūt, reiškia, jeigu yra tokia savoka kenozė, ir krikščionybės irgi branduolys galų gale, reiškia, ir per Jėzuje Kristuje Dievas susižmogino ir susižemino, jis nusižemino. Galima sakyti, kad budizme jis dar labiau nusižemino, iki tokio laipsnio, kad jis visiškai paneigė. Bet kažkuria prasme yra toks priežodis, reiškia, tarkim, neminėti Dievo vardo be reikalo yra ir krikščionybei neatmestas. Iš tikrųjų, tai galbūt bent tokiu būdu galima, reiškia, išvengti smurto Dievo vardu. Tarkim, kada, jeigu nepripažįsti Dievo, nėra religijoje Dievo, tai bent jau smurtaut Dievo vardu neišeina. Įdomus, kad gal ta kenozė nėra tokia baisi, nes tikinčiam žmogui tas pavadinimas nėra svarbiausias dalykas. Tarkim, tikinčiam žmogui nėra nieko baisaus, kad kažkas sako, jog nėra Dievo. Ir pagaliau, netgi kažkaip tai, jeigu įsigilini tą visą, tarkim, mokymą, bet o ką reiškia mokymas? Kiekvienas žmogus, tai sakant, yra mokymas. Bet vis dėlto, tai tenais galimybė jam būti yra, neįvardinant. Ir galbūt tai yra tokia slaptas plyšiukas, tarkim, pasiliktas jo savo būti neįvardinta. Kaip tam tikra, vėlgi, savotiškai tokia
kažkaip nežinau, kadangi labai lengva kalbėti apie tolimus dalykus, nes jie tolimi ir, kaip sakant, pavyzdžiui, kažkoks tolimas žmogus visada gali būti labai didelis ir geras, o kai arti sutinki, pasirodo kojinės mirti. Tai, ta prasme, budizmas toli, jis kažkur Azijoje ir mes galime apie labai pakylėtai kalbėti, bet neaišku, kaip mes apie jį kalbėtume, jeigu jis būtų čia, kaip sakant, su visu savo kūnu, su visa savo kasdienybė. Bet jis, nežinau, lyg giriasi, kad jo istorijoje nebuvo religinio karo. Kad nebūtų kariavęs joks budistas, čia per daug reikalauti, bet kad būtent religinio karo, kad karo dėl tikėjimo nebuvo, tai tarsi giriasi budizmas. Norėčiau grįžti biškį dar prie Lietuvos reikalų. Jūsų svarstymas baigėsi pavyzdžiais 831 metų sukilimo metu. Ir po to Lenkų įtaka per bažnyčią be abejo buvo visų pirma bajorijai dvarininkijai. Tačiau pirmasis tas Lietuvos atgimimas, daugumos bajorų vadinamas Litvomanija, visgi buvo Kudirkos Basanavičiaus Maironio asmenyje toks ryškus, kad mano motina pasakojo, tuo metu buvusi gimnazistė, kai į nepriklausomybės karų frontus eidavo vyresnių klasių savanoriais mokiniai ir Lietuva atsilaikė prieš 3 priešus 2-3 metų laikotarpį, kas yra nemažesnis stebuklas negu 200 metų atsilaikymo prieš kryžiuočius. Nes juk POV, Polska organizacija Vojskova, buvo maištą padaręs viduje ir nukarpė telefono laidus ir jau čianai tik tai raitelių pulkai čia per Ukmergę jau pradėjo supt Kauną ir dar biškį ir Lietuvos nebebūtų. O tada paskutiniam jėgom sugebėjo pasipriešinti ir entuziazmas buvo milžiniškas. Mano motina apie tai daug pasakojo, kadangi buvo liudininkė tų įvykių. Dabar, dar Seimų Lietuva dar. Šiokia tokia demokratija buvo. Paskui perversmas 26 gruodžio, toks, sakyčiau, švelnus lyginant su komunizmu ar nacizmu autoritarinis režimas, kuris buvo krikščionių filosofų griežtai sukritikuotas ir jau ta krikščionybė buvo jau anaiptol nelenkiška. Buvo Valančius, Vaižgantas, Maironis, jį pasidarė lietuvišką. Ir dabar teko išgyventi ir asmeniškai dalyvauti atgimime nuo 88 iki 91 metų įvykių kruvinų. Entuziazmas buvo milžiniškas. Ir stovi minioj, reiškia, prieš tankus, prieš atstatytus automatus, dainuojam ir nieko, atrodo, nieko mums nepadarys ir viskas. Kaip visgi po to prasidėjo taip laipsniškai smukimas, krizė ir dabar priėjom tikrai prie tokios situacijos, kad aš pilnai jums pritariu, kad aš dabartinės valdžios irgi visom sielos jėgom nekenčiu, dėl to, kad yra melas, yra teisėsaugoje, yra falšyva, tokie skandalai kaip pulkininko Počiūno žūtis, apšmeižus žmogų po mirties, aiškiai nužudyta, čia jau visai aišku. Dabar tie paskutiniai Garliavos įvykiai irgi niekas nežino esmės tenai. Ir tokių situacijų yra ir dar bus, manau, nemažai. Tačiau visgi jaunimas yra požymių, kad atsigauna. Yra tokia organizacija Pro Patria,
kur išimtinai gabūs jauni žmonės, vyresnių kursų studentai ir absolventai, reiškia, puikiai rašo, puikiai kalba, aš į tuos mitingus vaikščioju ir džiaugiuosi, kad visgi yra, tegul ir mažuma. Ką reikia daryti, kad ta mažuma išplistų ir ateitų prie naujo atgimimo, kurio šitoj situacijoj mums verkiant reikia. Bet požymių yra, o uždraudė kovo 11 demonstraciją. Pats nuėjau į katedros aikštę ir mačiau, pradėjo kelios grupelės su trispalve. Paskui kaip uraganas su trispalvėm susirinko minės. Ir per visas užtvaras kiaurai praėjo. Reiškia, taip, kad yra požymių, bet kaip juos palaikyti, kaip pasiekti, kad tai taptų dauguma ir tauta, žodžiu, atgimtų. Nes juk mūsų kultūra akivaizdžiai yra naikinama. Išskyrus klasikinės muzikos atlikėjus, etnografinius ansamblius, tai viskas kitas yra antikultūra. Kaip mums ją apginti? Kaip atsitiesti nuo to? Sunkus Nu, klausimas. ir sunkus ir paprastas, nu, Be abejo. būti su visom iš to toliau plaukiančiom. Taip, būti. Ką jaunimas galvoja? Jie kažkaip neįsijungia į diskusiją, o norėtųsi išgirsti, nes visas viltis tik tai jūs. Taip, mūsų po kiek tai metų neliks. Na, čia tikriausiai tokie klasikiniai žodžiai, kad tikriausiai savo pavyzdžių mes galim prisidėti ir patys, kiek galim įsitraukiam. Tiek į etnografinę ansamblių veiklą, tiek į eitynės Gedimino prospektu. Tiesiog savo pavyzdžių ir, kaip sako, būnam. Aš tai galvočiau, kad, kaip minėjot, būtent ta jaunimo pozicija, tas vertinimas lietuviškos savos kultūros ir tos kultūros, kurioje propaguojama vakarų pasaulyje, yra neteisingai perimamas, ta prasme, ar tai yra mokytojų, ar tai yra šeimos, ar tai yra bendrai masinės medijos pateikiamas pavyzdys, kad reiškiasi, kaip minėjot, lietuviška kultūra yra neįdomi, lietuviška kultūra yra žemo lygio, bet štai, ką mums duoda vakarai, mes turime sekti būtent tą kryptimį eiti. Ir ypatingai paaugliai, na, mano akimi žiūrint, paaugliai, jauni mokiniai, ieško tų stabų atlikėjose, muzikos atlikėjose, aktoriuose ir, reiškia, įsikelia tą kultūriškai, anatomiškai teisingo žmogaus įvaizdį, pagal kurį jie seka. Ir, reiškia, bando rengtis taip, kaip jie, kalbėti taip, kaip jie, valgyti tai, ką valgo jie, galų gale tapti jais. Ir tasai dalykas, kad šiandien einant gatve, gali sutikti daug vaikinų ir merginų, kurie iš esmės yra vienodi. Eina grupelės merginų ir jos visos yra blondinės, jos visos vienodai apsirengusios, eina vaikinai, iš esmės irgi tas pats. Tai ką tai reiškia? Mes atsisakome savo tapatumo, mes atsisakome savo originalumo, mes atsisakome to, kas mes esame, vardan to, kad mes būtume tokie kaip jie, kad mes pritaptume ir kad mes, reiškia, nesijaustume nepatogiai. Nes buvimas savimi, iš esmės, stumia tave į nepatogumą. Tu turi priešintis tam spaudimui, kuris yra iš išorės ir kas nori gyventi nepatogiai. Kiekvienas nori gyventi patogiai ir būti laimingas. Tačiau ta iliuzija, kad tu būdamas toks kaip kiti, bandydamas užsidėti kaukę ir apsimesti kažkuo kitu, tapsi laimingu, tai yra tik tai fikcija. Galiausiai po metų, 2 ar 3 tu suprasi, kad tu negali ilgiau apsimetinėti. Kažkuo tu turi būti savimi ir mes būtent mūsų pareiga per mokslą, per švietimą, per kultūros sklaidą įdiegti šitą idėją jauniems žmonėms, jaunai kartai, kad nereikia būti
siekti būti kažkuo kitu. Reikia iš karto kurti ir puoselėti savo asmenybę, savo originalumą. Aišku, reikia vengti tų radikalumų, bet iš esmės suvokti, kas mes esame ir tai vertinti. Čia toks irgi pavojingas, yra, galima sakyti, aukštesnio lygio vėl klystkelis pavojingas, kada reiškia, nes būti savimi, tai jau yra kažkuo. Tada tu galvo, kas yra tas savimi, ir tada žiūri, kaip būti savimi. Aha, šitaip. Tas aukštesnio lygio originalumas, aš nebūsiu toks kaip minė, aš pažiūrėsiu, kaip elgiasi tie, kurie yra savimi. Ir vėl, reiškia, nusimėgdžioti. Bet jeigu tu tiesiog būsi, nereikia rūpintis visai ar savimi, tiesiog būsi, tada te būsi savimi, nes nėra ko kitų būti. Kai esi, tai ir esi pats. Taip, tai aš ir turiu galvoje tą, kad radikalumą, kad reiškia, aš būsiu, čia, koks noriu būti, man nerūpi kokie... Bet būti tai nėra lengva, būti tai tas pats, kad stovėti žemės trauka, kaip stovėti, pavyzdžiui, stovėjimas. Stovėti tai į visas pusės, tai vėjas, tai žemės trauka, tai dar kažkas, viskas tave gundo arba verčia palinkti. O būti tai reiškia, kad nei meduolis, nei manęs gundo meduolis, nei manęs gąsdina rimbas. Nes aš turiu visai atsiranda, tam galim sakyti apie šį pasaulį, šitam pasauly nėra vertikalės, tik horizontalė. Jeigu tu atsistoji, tu iškart atsiduri, ta prasme, anapus. Tam tikra, kaip perkeltinė psichologinė prasme. Nekūniška, kūnas, va čia viskas tvarkoja, bet tu iš karto atsiduri toj krypty, kurios nėra. Tu viena vertus tampi nematomas, reiškia, nesuprantamas, tai reiškia, kad tu iš karto atsiduri už įprastos visuomenės ribų, iš karto atsiduri, tas gali labai skausminga būti, galiu tiesiog sutriuškintas, kaip tarp girnų sumaltas, nes tu tavęs, reiškia, tu negali būti, tokių nebūna, taip nebūna, taip negali būti. O kita vertus, reiškia, pat ir vidiniai, reiškia, iš karto. Bet šiaip iš esmės tai yra vienintelis kelias. Vienintelis tarp kairės ir dešinės, vienintelis kelias į viršų. Tai kad jis sunkus, tai ar mes turim ką pasirinkti, reiškia, ar teisingą sunkų kelią, ar lengvus klystkelius. Tai, kaip jūs sakėt, kiek norit vis klystkeliais vaikščiot, niekur nenueis anksčiau ir vėliau, jeigu spėsi, reiškia, vis tiek teks. Galų galia paskutinė gyvenimo akimirka, vis tiek teks, nes jinai pastato žmogų, jinai nebeleidžia linkti nei vieną, nei kitą pusę. Tai jeigu tą akimirką paskutinę mintyse turėsi, tai tada galima ir stačiam gyventi. Dar vieną dalyką norėjau pasakyti apie tos apie tos vakarus, apie tą Europą. Europa yra du dalykai. Yra tikra Europa, tikroji Europa, kokia jinai yra. Ir yra Europa kaip ideologija, kaip tam tikros antitikybos, juodosios magijos kūris. Taip sakot, įvaizdžiai. Europoje yra milijardas žmonių. Europoje taip įvairių viskas. Kad europiečio kaip tokio nėra modelio. Man yra tekę būti, čia mano skaudus pavyzdys, yra būti tokiam mažam universitetiniam miestelį Pareiny Germensheime. Jau čia vakarų Vokietijos buvusios, komunizmo nelaisvės miestelėje, kur jau niekaip neapkaltins jokių sovietų palaikų, ten nebuvo sovietų niekada. Milžiniškas parkas, didžiulių topolių dangų remia ir niekam ten topoliai nekliudo. Ir nors, o pas mus jie yra sovietinis medis, ten ko tik ant jų nesukabinta, čia net alergijos, žmonės čiaudė, reikia kirsti, nes topolis yra kažkas pasibaisėtino, iškirsim topolius, vat bus tada amžinoji Dievo karalystė ar komunizmas visiems per amžiamą. O laisvam pasauly nereikia topolių kirsti, nes jie niekad nebuvo sovietiniai medžiai. Ir svarbiausia, niekam jie nekenkia, jokių alergijų nekelia. Ir ištisas parkelis, sėdi studentai, skaito knygas su topoliai didžiuliai, žiedai krenta, grožis. Arba, pavyzdžiui, tarp dviračių tako ir automobilių gatvės maždaug 5 ar 10, tiksliai nematavau metrų, tokia juosta, kur visiškas miškas. Ta prasme, net nukritę, nulūžę šakaliai nerenkami, jie ten guli ir pūna, nes tai yra nepaprastai geras kvapas pūvančios žemės, tai yra žemės kvapas. Tai ne degalai, neišmetamosios dujos, tai yra šventas kvapas. Ir pasaulyje gamtoje nebūna savaime, net bjauriausių metų laikų išeikite į gamtą, ten nebūna bjauru, va čia yra bjauru, nes mes patys šitą padarome.
Ir čia įsivaizduokit dabar, vat sakot, vakarai Europos Sąjunga. Jie net nežino, kad jie mus, kad neva tai kažkaip veikia. Čia mes patys pasidarom iš tos Europos Sąjungos, nu, ne patys, kaip ne mes patys, vėlgi, kas tie patys, antraeiliai žmonės. Jie pirmieji įbėgo į Europą, jie dabar mus ten veja, bet yra jų kliedesys ta Europa. Čia yra tų mūsų lietuvių antraeilių kliedesys. Čia tų neįgalių, nesančių žmonių kliedesys. Jiem taip reikia būti kažko, kad neturėdami įvaizdžio, jie prasmenga, jie dreba iš baimės. Dėl to jam būtinai reikia turėti europiečių įvaizdį, kad jį sekti, vykdyti ir, tiesą sakant, nu kaip tai ir primesti kitiems, žinoma. Tai čia Europa iš vis, ko gero, net ar nežino, kas čia dedasi. Čia galbūt nesuteikčiau su jumis, prašau. Aš duosiu tokį pavyzdį realų. Visiškai tikrai. 92 metai. Mane pakvietė į statistikos departamentą, kadangi aš matematikas ir užsiimu ten visokiais skaičiavimais, padėti pervesti statistinę sistemą iš sovietinės į europietinę. Taip, mus šefuoja Pasaulio bankas. Laikas nuo laiko jie atvažiuoja, reiškia mūsų projektus pasirašo, taip toliau. Nu ir ten atsiunčia savo atstovus ir atvažiuoja iš Pasaulio banko atstovas, vienas jau, mes parašom projektą, ką reikia padaryti, susipažinti. Nu, lietuviai pas mus kaip vaišingi, taip, banketas, brendis įliejasi upėmis, taip. Ne visiems vaišingi, tiem, kam į užpakalį lenda, tada tepa. Nu, ten tai buvo jau, pavaišino, reiškia, valdžia. Taip. Nu ir šitas, aš kiluoju, palaižuoju, pastatau. O jis vieną taurelę, antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Liežuvis atsirišo ir pradėjo aiškinti. Tada 90 jūs einat gerų kelių, viskas tvarkoja, bet klausykite, mes Anglija, visi iš Anglijos, taip, mes Anglija, taip, buvusi kolonijos šalis turtinga, pas mus, bet vakarais duodamas valandos, kada žmonės eina gali imtis šiukšliadėžių, visą laiką neleidžiam, pas juos reguliuojama, taip. Bet tam tikrom valandom pas jūs, tada niekas dar nebuvo, pas jūs niekas šiukšliadėžių nesirausė. Taip, tai reiškia, jūs tokie Europoje negalėsite išgyventi. Taip, jūsų žmonės, dauguma žmonių per daug orus. Tokie žmonės už bet kokią kainą, bet kokio darbo nedirbs. Taip, o jie reiškia, kad jūsų darbo žmonės bet ką darytų, juos reikia nuskurdinti. Tik tada, kada jie dirbs, sutiks daryti bet kokį darbą, už bet kokią kainą, tik tada jūs galėsite konkuruoti su kiniečiais. Tol, kol, reiškia, jis mums išaiškino, kad kodėl mes reikalingi Europai. Mes reikalingi kaip darbo jėga, jūs daug geresni negu musulmonai, negu visokie tenai islamistai, taip. Jūsų žmonės įsilavinę, pagal kultūrinį lygį mes esam neblogesni, negu jie tie patys vakariečiai, taip. Pas juos jau tautos pasenusios, nėra, trūksta darbo žmonių, net aptarnavimų trūksta, taip. Tai reiškia taip. Kadangi jūs gyvenimo lygis pas jūs žemesnis, tai kai darysim sienas, žmonės pas jūs, jūsų žmonės plūs. Taip. Ir skaitos, ir dabar tikrai taip yra. Ką mes Lietuva eksportuoja, dabar pagrindinis dalykas, eksportuojam darbo jėgą. Taip, ir mes nieko už ją negauname. Taip, paskaičiavom, mes universitetą padarė skaičiavimą. Kiek mes gaunam pinigų iš Europos, taip, mes pinigais gaunam daugiau, negu mes mokame Europą. Atrodo, kad mums naudinga Europos Sąjunga būti, bet jeigu mes paskaičiuojame, kiek mūsų gydytojų išvažiavo, kiek išvažiavos kitų darbuotojų taip toliau, kad jį užauginti, kad jį išmokinti, kiek tas kainuoja. Aš paskaičiau, kad vien tik tai mūsų universitetas, Vilniaus universitetas, per 5 metį padovanojo vakarams 1,5 milijardo. Taip. Ir jeigu paimti tuos pinigus, tai pasirodo, kad mes Europą šelpėme, ne Europą mūsų, mes Europą šelpėme. Jie gaunam pigią darbo jėgą. Pas mus jie parduoda antrarūšę produkciją. Aš įsitikinau netgi. Jo, bet čia yra du galai. Tokių istorijų galima pasakoti daug ir be galo, ir į visas puses. Ir iš dalies, galbūt, o gal net iš dalies, gal didelė dalim, kad yra visiška tiesa, ką jūs sakote. Bet jeigu tik pasiduosim šitokioms reakcijoms, tarkim, pasipiktinimui, aš nežinau, dar kažkam. Čia nepasipiktinti, o reikia pasipriešinti, nesileisti taip daryti. Tai kaip jūs dabar,
kas turi pasipriešinti? Tai visų pirma, sakysim, ar galima buvo, kad ir aš kalbėjau Auštrevičiui, išsakiau aiškiai, ar galima buvo sutikti su tokiamis sąlygomis, kad reiškia taip, kad mūsų žemdirbiam mokama 6 kartus mažiau negu tiem patiem liuksemburgiečiam arba prancūzam. Tai aš suprantu, kad niekas čia bus netiesa, neteisybė, reiškia ir taip toliau, bet kas iš to, kad mes dabar čia pasipiktinsim ir išsiskirsim dar labiau pasipiktinsim? Ne, tai... Iš esmės, tai suprantat, kaip yra, kaip juodoji magija, iš tikrųjų, prieš ją negalima kariauti pykčių. Mes ne pykčių kalbam, bet reikia veiksmais. Ir jinai ir siekia sužadinti. O veiksmais galima realiai iš tikrųjų pasipriešinti tik tada, kada iš esmės čia toks keista pergalė neateina priešinantis, nes tas, kuris priešinasi, priklauso nuo užpuoliko. Pergalė ateina tada, kai tu pirmas esi. Tai mes sprendžiam, kaip gyventi, o ne jie. Ir kaip mes gyvenom, taip ir išeina. Bet palaukit, mes prisimėme, kaip tik tai mes prisimėm dabar, kad jų įstatymai, jų nuosprendžiai yra aukštesni negu mūsų. Taip, net sovietiniu metu mes buvom priėmę įstatymą tokį, kad mūsų įstatymai aukštesni negu sąjunginiai. Taip, net Sovietų sąjungoje, jeigu mes būtumėm pasilikę, mes būtumėm buvę daugiau nepriklausomi negu dabar. Politika yra neįdomu. Štai ką aš jums pasakysiu. Bet jeigu neįdomu aš užsimerkiu, tai mane ir jodinės. Tai ne tas pats užsimerkti, bet reiškia, politikoje labai mažai kas prieina prie vietos, kada galima kažką padaryti. Dažniausiai politika tai kaip futbolo šitie sirgaliai, sėdi prie teliko, reiškia, arba džiaugiasi, arba pyksta, arba džiaugiasi. Tai yra, iš esmės, nieko daugiau. Tai jeigu jūs galite prieiti prie sverto ir padaryti teisybę, padarykite. Tai, bet prie sverto vienas nedarys, bet jeigu... Darykite dviese. Ne, palaukit, va taip buvo. Mes norime eiti prie sverto, o tokių kaip jūs, šimtai ir tūkstančiai sėdi ir laukia. Jūs veikit, padarykit, mes nedarysim. Tai mes esame dvasiniai žmonės ir mes kažką pakeisim. Žinot, kaip išėjo? Aš sakau, kad aš esu nelaimingas kvailys, to pat pradžių. Ne, tai matot, kaip yra. Tautai, kad išsilaisvinti, tai mes turim kartais ir pakovoti. Prieš neteisybę galima kovoti, reikia kovoti. Reikia kovoti. O jeigu mes būsim tik taip, sakysim taip, dvasioje mes esame labai geri, šventi ir nieko nedarome ir laukiame, kad atsiras 2-3 ar... Ne. Čia internacionalas teisingai pasakė, yra pasakyta. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Ir čia jis teisus. Čia jis gimė, čia ne sovietai pagamino, į prancūzai pagamino Marselį iš Prancūzijos paimtas. Taip, čia tiesa. Taip, reikia vis dėlto, reikia, kad mūsų būtų daug, kaip sąjūdį buvo, kada mūsų daug buvo, tai mes ir galėjom pasiekti. Kai dabar mes... Matot, dabar, tada buvo aišku, buvo priešas, dabar neaišku. Tada buvo tikslas, dabar tikslų žmonėms nebėra, tų tikslų. Nes kaip tik tai kapitalistinė sistema turi labai subtilų, rafinuotą ginklą. Ji ką padarė? Taip, 10 tik tai, aš statysiu ir galiu skaičiais patvirtinti, kad apytikriai tik aktyvių žmonių visuomenė yra apie 1/10. Taip, dabar mestas buvo lozungas, turtinkitės patys. Taip, tai didžioji dalis metėsi daryti savo turto. Taip, jiems nebėra nei laiko ir nei noro rūpintis. Jiems ir gerai šitokie sąlygose, nes daug yra tokių kvailelių, o mes išnaudojam juos ir mes gana neblogai gyvenam. Ir tokių pas mus gana didelė dalis. Kita nuėjo į valdžią, kurios dabar jūs nekenčiate, vis tai nekenčia. Nes ten irgi galima neblogai gyventi. Tretieji nebesikentė, išbėgo į Europą, į kitas šalis. Taip, kas beliko? Pasyvieji. O pasyvieji niekad nieko nepadarys. Tai ir todėl tokia sistema kvaila ir ta, kuri nekenčiama, taip, ji gali ilgai egzistuoti. Jeigu jūs dvasioje nekešit, kaip dabar nekenčiat, niekas nuo to nepasikeis. Jeigu mes nieko nedarysim, niekas nuo to nepasikeis. Reikia daryti.
Tik visų pirma, prieš darant reikia apgalvoti, ką daryti ir kaip daryti. Nu, Taip, va, čia va. reikia tikslų formulavimas. Taip, vat, taip. Tai vat, Valstybei ir čia vat, ir svarbiausia, kad kai mes kovojam dėl nepriklausomybės, žmonės visus vienijo tikslas. Jeigu mes laimė gavome, pasidarė dalybos, turto dalybos, o turto dalybos žmonės nejungia, o skaldo. Taip, turto dalybos buvo geriausias būdas žmonės suskaldyti. Taip. Ir mes kiekvienas į šalis nuėjom. Taip, tai vat, negalima vien tik tai, kaip sako, nugalėti. Dvasiškai reikia turėti savo dvasią. Taip. Aišku, kad visų pirma turi galva dirbti, jūs teisingai, ne pilvas, o galva. Galva sugalvos, bet galva turi galų galę pereiti prie veiksmų. Jūs teisingai pasakėt, kad veiksmų reikia, bet iš tikro reikia pagalvoti. Tai galbūt, kad mes labai čia nenukryptumėm nuo temos, vis tik paklausykim dar kažkokių alternatyvinių metodų. Čia iš tikro labai daug įdomių dalykų sužinojom šiandien. Tai jūs ten norėjot dar pabaigti mintį. Ai, nebeprisimenu, ar norėjau kažką, jeigu norėjau, tai pamiršau. Nelabai ką čia. Apie tos va kovos būdus, ką dabar reiktų daryti. Kovos, Kad medžių nekirstų. kad medžių nekirstų. Aš neįsivaizduoju, aš nuo pat pradžių išbandžiau ką tik tais. esi parašęs, buvo Delfijose, visur, apie tai prieš metus turbūt. Tai ne, parašęs seniau, nes tuo metu viešas žodis dar man kažkaip aš dar tikėjau, kad galima rašyti. Pasirodo, kad Esu, reiškia, stovėjęs savo krūtinę, medžius užstojęs, reiškia, žinės, policija iškvietė. Esu skambinęs visam valdininkam, perskambinęs, išsiaiškinęs, kaip ten teisiškai, kas, kodėl, ką, nieko. Antakalniečių bendruomenę mes, aiškiai, įkūrėm. Tiesa, ne visai dėl medžių, bet iš dalies ir dėl medžių. Ten dalyvavau ilgą laiką. Aš nežinau ne tai, kad kaip ką daryti, aš nežinau, kaip išlikti čia. Aš nežinau, kaip čia išvis beįmanoma išgyventi. Kartais aš galvoju, kad reikia sudaryti savižudžių juodasias kariaunas ir tiesiog mėtyti bombas, bet čia, ko gero, karščiuoja smegenis. Nes matot, ant pirmą bombą mesi teisingai, o antra bomba jau bus paleista ten, kur nereikia. Čia visą laiką su to šitai. Aš nežinau, ką daryti. Kolegos, aš atsiprašau, mes gerokai užtęsėm. Šiaip tai mes paprastai baigiam apie 9, 15 po 9. Dabar jau yra toj 10. Tai padėkosim pranešėjui ir diskusijos dalyviam. Ir galbūt po biškį ir pradedam skirstytis. padėkokim už tą įkarštį, su kuriuo